Labas rytas, draugai. Štai esu toje saloje, kur vakar pasislėpiau nuo mane užklupusio ne štormo, škvalo, sakysime. Čia kartu šitame priglaustyme buvome 3 laivai. Dabar tie 2 laivai jau išplaukė, likiau aš vienas. O dabar čia išėjau pasivaikščioti ir pasirinkti miško gėrybių. Aš nežinau, pamiršau kaip jie vadinasi, šitie erškėčių uogos. Pasirinksiu dar kažkokių uogų, išsivirsiu skanios arbatos. Nu ir pabandysiu surasti kokį vieną kitą grybą. Gal užteks pasikepti, pasidaryti kažkokį skanų patiekalą. Taigi, nuotykis mūsų tęsis. Na, koks čia nuotykis? Tiesiog eilinė, mano eilinė jūrų valkatos diena. Einam toliau pasivaikščioti. Na ką, neužilgo plauksiu ieškoti kažkokios kitos salelės. Dar šiandien namo nenoriu grįžti, noriu atrasti kažkokią tai galbūt salelę, kurioje dar nebuvau ir pabandyti su šitu laivu priplaukti, kad išlipti tiesiai į ją. Na, jeigu tiesiai visiškai neišeis išlipti, jeigu kelias maišysis, tai va prisipučiau tuziką ir pabandysiu su tuziku priplaukti. Na, žodžiu, paieškoti kažkokios tai salelės, kur dar nebuvo. O vakare galbūt plauksiu į pirtį. Taigi, prisižvejojau žuvyčių, buvau miške pasirinkti gėrybių. Tinklo nestačiau, tiesiog su meškeryte pažvejojau pusvalanduką ir pritraukiau čia tokių žuvyčių. Tai nežinau, galbūt ant laužo kepsiu, galbūt žuvienę virsiu. Prisirinkau uogų, virsiu kompotą. Su grybais tai yra ne kažkiek radau. Bet štai radau tokių labai gražių grybų. Gal jūs žinote, kaip jie vadinasi? Nu, negali būti nevalgomi tokie gražus grybai. Ir įtariu, jeigu spręsti pagal jų grožį, kokie jie gražus, jeigu tai atitinka skonį, tai jie turėtų būti labai skanus. Tai aš turbūt ir pabandysiu šitą grybą paragauti, nes jisai turėtų būti labai skanus. Tikrai. Kaip sausainis. Galima valgyti. Tiesiog patėva. Reikės daugiau prisiskinti. Taigi, sudarinėjau žuvį ir variau toliau turistauti. Taigi. Na va, galiausiai pagavom vėją. Bet prieš saulę filmuoti, tai turbūt ir nevelnio nematote. O ką padaryti? Jau duoda vieną. O mes pabandysime, žinot ką? Davai mes pabandome apsisukti ir pažiūrėti, ką čia mums duoda. Man reikia plaukti iš tikrųjų į kitą pusę. Čia tiesiog protestuoti, kaip čia mums atrodo. Dabar keičiam hausą. Genulė persimetė, dabar mes ją įtempsim. Nu ir žiūrėt, čia matysis tas krienas kaip nors ar ne. Tiesiog aš čia testuoju. Aš turiu plaukti tenais į kitą pusę. Mano salelė yra tenais. Tiesiog dabar čia dėl vaizdo kokybės. Gerai, užteks. Sukamės į kitą pusę vėl. Dabar plauksim ten, kur reikia. Į tą pusę plaukia kažkodėl tai geriau. Gerai, dabar dar plauksiu iki povandeninės salos.
Čia kažkas tai sakė, kažkokį komentarą parašė, kad aš čia netoli nuplaukiu ir taip toliau. Tačiau žinote, aš noriu Jums pasakyti tokį dalyką, kad atviroje jūroje laivai neskęsta. Laivai dūžta į pakrančių uolas. Ir būtent šitam Stokholmo archipelage čia yra vien salos, o aplink tas salas yra povandeninė akmenė. Tai todėl vidury jūros yra saugu taip kaip lovai buriuoti. Pasistatėjai laivą į kursą, susitampėjai bures ir gali savo eiti miegoti, viskį gerti, ką tu nori. Čia, šitame archipelage, tu negali atsipalaiduoti nei minutę, todėl kad tik tai bus bumt į povandeninį akmenį. Ir turite skylę dugne. Ir laivas eina į dugną. O kur tu eisi? Matyt, gal irgi į dugną, jeigu spėsi išplaukti. Bet dabar tokiam šaltam vandenį, jau tu per ilgiausiai neišbūsi. O iki kranto kaip ne kaip yra kokie porą kilometrų. Nu ir ką? Gerai, dabar aš plaukiu, surasiu tą povandeninį tokį akmenų grupę ir pabandysiu pafilmuoti. Jau iš rankos. Štai bangas, per bangas skrieja laivas. O, krienas. Šitai užkrenavo viskas, ten iškrito velniop. Reikia biškelį gal būrininkumą. Tai dabar net telefoną neturiu padėti. Taigi labai pavojingą manevrą čia darau, bet vat matote šitą uolą. Šita uola ir už tai dar viena uola. Ir prie jų priplaukti prie pat negalima, todėl kad aplink jas yra povandeninės uolos, kurios yra maždaug 30-50 cm gylyje. Na vat, patamsi arba šiaip pražiopsojęs, tu gali šito dalyko čia nepastebėti ir jobinti, pramušti laivą. Ir tokių uolų čia yra tūkstančiai, šimtai tūkstančių. Tai gerai, jeigu jis yra matomas, bet pusė iš jų yra nematomas. Tai todėl nėra taip lengva buriuoti tarp šitų salų. Čia yra net iš tikrųjų sudėtinga buriuoti, todėl kad jeigu įsivaizduoji, kas atsitiks, jeigu tavo laivas staiga tampa nevaldomas. Nu viskas, tau žopa. Jobisies į tas uolas ir tavo laivas nugarmės į apačią, o pagalba čia kada ateis. Nu kas čia žino, kada čia ta pagalba ateis. Ar tu spėsi išsišaukti, ar tu išvis išliksi. Nu tai va, taip kad, žinote, aš jums pasakysiu taip, man nereikia Atlanto vandenino ramaus ar Indijos vandenino. Savo adrenaliną aš gaunu čia ir kiekvieno jūra yra pati didžiausia, todėl kad jeigu kalbant, kad sudaužyti laivą arba paskęsti žmogui, tai užtenka 1,5 metro gylio, maksimum 2. Nu, vat ir viskas. O čia po dugnu pas mane yra dabar apie 50 metrų. Tai va tokios tokelės. Va taip čia dėl to ir faina buriuoti šitame krašte. Taigi, va, matote kaip putoja bangos, jeigu matote. Va čia va, žiūrėkite, va, matote, va čia va. Va čia yra povandeninės va tos uolos. Ir ten toliau, jeigu matote, žodžiu, iš anos pusės ten nerekomenduojama šito iškišulio apiplaukinėti. Žodžiu, varom ieškoti salelės. Blin, bus problematiška prisišvartuoti prie tų salelių, todėl kad vėją turime mes per didelį. Dabar negaliu apsispręsti ir lipti šitą mažytę arba šitą vidutinę, bet matot, kaip mums pasišiauškia. Reiškia, vėjas yra per didelis ir vat nežinau. Na, žiūrėsim, kaip bus. Kažką reikės vis tiek išsirinkti. Visi gal bandysiu į šitą salelę, todėl kad vėjas mums eina iš ten į čia. Ir reiškia, jeigu aš užplauksiu iš kitos pusės, tai aš stovėsiu vėjo pavėsyje. Jeigu matote, va, tai tenais yra jau lygus vanduo, ten jau vėjo nėra. Tai šitos uolos statesnės, galbūt didesnė užuovėje, o tuose mažytėse tai buvo salelės ir nieko gero. Gerai, varom. Na štai matote, koksai yra kontrastas. Ten pučia vėjas, o čia visiškai
visiškai ramybė. Tai vakar buvo toj saloj, kur užuovėje radom. Ten draskėsi, daužėsi, o čia atrodo, kad audros nėra. Nu, va taip ir yra šitame salyne. Kitą kartą žmonės net netiki, kad yra. Bet va dabar aš rodau faktą. Gerai, dabar man čia reikia kažkur tai rasti kažkokį tai tarpelį, kad aš galėčiau rasti taip, kad prisišvartuočiau nosim ir nulipti galbūt net tiesiai į salą, o galbūt prisinkaruoti su tuzi, kad plaukti. Žodžiu, dabar man reikia čiupinėti šitą pakrantę, kur čia galima būtų patogiau išlipti. Va tai va iš lėto plaukiu ir tyrinėju, kur čia būtų galima surasti tokią patogią vietą. Ir visą laiką yra rizika, tikimybė, kad tu užlipsi ant kažkokio tai akmens. Bet čia visur tie akmenys. Tai va todėl atsistojęs tai darai, na, kad matytum, kiek galima daugiau dugną. Bet ką tu čia tą malarinę tą dugną pamatysi, čia toks brudnas vanduo, tai ypatingai pasišiaušiava per tas audras tokias kaip dabar, kad ir viskas čia taip susimūtina, kad čia nieko nesimato. Va ten graži įlankėlė yra, žodžiu, ieško toliau. Brač, va, bumtelėjau iš tai va šitą akmenioką, matot. Ir neleidžia, sėdžiu ant kylio prie pat, blemba. Nu vat. Neišėjo čia, reikia ieškoti kitos vietos, kur būtų giliau. Nes, matot, čia jau per kylį nedaina, reikia statesnės vietos ieškoti. Bandysime plaukti prie statesnio kranto, kur uolos nukristų akmenį žemyn. Tai va čia va pabandysim. Nu bliniai, negaliu priplaukti. Tai dabar bandysiu va prie šito medžio priplauksiu ir bandysiu juo trauktis ir jeigu ką, aš tuo medžiu nueisiu į tą krantą. Kitaip nebus. Nu vat pribirėja, žodžiu, šūdų ir man čia nesigauna. Gerai, bandau pagauti medį, čia lyg tai ir nesimato. Gerai, bandau gaudyti medį, negaliu filmuoti. Taigi dabar planas koks? Įsileisti tuziką, pasimti inkarą ir išnešti kiek galima toliau, padaryti tokią totampą, kad kaip stygas čia stovėtų. Tam, kad jeigu vėjas pasikeis, kad mane nedaužytų, nes va čia jaučiu, šitoj pusėje kažkur tai mane baksnuoja jau į dugną. Taigi, radau vietą. Blemba. Super. Čia maliausi, norėjau tą salelę, norėjau tą, neradau. Tai dabar aš esu šitoj saloj, o mano laivas stovi ten pavėjinėje. Tai žiūrėkite, kaip čia daužosi vėjas, kokios čia uolos, koks statumas. Čia įsibėgėsiu, oba, ir nušoktum. Kitą kartą, kai vėjas bus iš kitos pusės, pabandysiu atplaukti čia, prisišvartuoti. Tai būtų įspūdinga iš laivo pažiūrėti šitas uolas
kilnojimas į viršų, tai būtų kažkas tai. Na va. O aš einu. O aš savo užduotį, misiją šiandieną įvykdžiau. Prisišvartavau saugiai prie šitos salos per tokį didžiulį vėją. Dabar eisiu poilsiauti. Matyt, užsikursiu laužą, atsinešiu butelį romo, išsikepsiu dešrelių, elnienos, dar kažką tai, žodžiu, ir gyvensiu. Ir džiaugsiuosi gyvenimu, ką mes čia turime. Tuoj parodysiu. O čia turime kažkokį tai lizdą. Didelį kiaušiniai, blemba. Čia kažkoks didelis paukštis perėjo. Tai va, mėlėjai, gražaus jums žiūrėjimo. Kaip kepsiu dešrelę, matyti, čia rodyti nėra ką. Jūs visi kepėte. O kai sekantį kartą plauksiu, vėl bandysiu nufilmuoti, parodyti. Tikiuosi, kad jums patiks. Ir galbūt sekantį kartą jau papasakosiu tą visą, ką aš čia esu sugalvojęs. O sugalvojęs aš esu iš tiesų įdomų dalyką. Ir aš galvojau jį papasakoti tada, per pirmąją transliaciją, kada surinksime 1000 žiūrovų. Tai galvojau, kad bus šiandien. Na, dėja šiandien nebuvo. Tačiau rytoj išauš nauja diena. Ir rytoj gal jau ir bus. Ir tada vėl aš išplauksiu. Ir tada mes pakalbėsim. Taigi, iki.